Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Elžbieta Blinova ir aš esu ispanų kalbos mokytoja. Ir šiandien noštoką mes turėsime gramatikos pamoką. Nu gerai, ne visai gramatikos, bet aš jums šiandien papasakosiu 90 ispaniškų išsireiškimų ir žodžių, kuriuos būtina žinoti, kuriuos jūs privalote žinoti. Galbūt jūs kai kuriuos jau žinosite, puiku, perfekto, genial, bet galbūt kai kurių jūs dar ir nežinosite. Dėl to, manau, galime netempti gumos ir iš karto pradėti. Taigi, pradėkime nuo pasisveikinimų, žinoma. Ir mes turime hola, labas, taip, hola, matote, H raidelė nėra tariama ir L minkštai mes tariame hola, labas. Mes galim sakyti visada iš ryto, vakare, naktį. Toliau mes turime buenos días, buenos días. Ir mes labas rytas sakome maždaug iki vidurdienio. Po to mes jau sakome buenas tardes, buenas tardes. Ir jau po saulėlydžio, kai jau tamsu, mes jau pasisveikiname buenas noches. Bet buenas noches taip pat turi ir kitą reikšmę, kai jūs galite pasakyti labanaktis, taip pat sakote buenas noches. Vadinasi, priklauso nuo konteksto, ką jūs sakote, arba labas vakaras, arba labanaktis. Ir visus žodžius, kuriuos aš sakysiu, jūs galite kartoti tam, kad išmokti taisyklingai tarti. Nes dauguma mokinių pradžių turi problemų ir taria labai tvirtai, nes ispanų kalba yra minkšta kalba. Dėl to galite paskui mane kiekvieną išsireiškimą arba žodį kartoti. Žinoma, jeigu mes pasisveikinome, taip pat mes ir atsisveikinsime. Ir mes galim sakyti adiós, adiós. Iki, hasta pronto, iki greito, hasta pronto, hasta mañana, iki rytojaus. Venga, tikrai labai populiarus tarp ispanų atsisveikinimas. Vale, venga, irgi atitikmuo yra kaip iki. Nos vemos, pasimatysime, matote, nos vemos. V aš tariu kaip B, nes V ir B raidelės ispanų kalboje turi vieną garsą ir tai yra B. Dėl to aš ir tariu nos vemos, pasimatysime. Dar recuerdos a, perduok linkėjimus ir jau kažkam. Taip, kam jūs norite perduoti linkėjimus. Da recuerdos a tu madre. Savo mamai, pavyzdžiui. Bet jūs pasakote tą žmogų, kuriam norite iš tikrųjų perduoti linkėjimus. Ką dar būtina žinoti? Žinoma, tokius žodelius kaip si, taip, no, ne, tal vez, galbūt, tal vez. Taip, pasistengkite tą s garsą ištart, švilpaujantį garsą, taip, kai liežuvis yra tarp dantų, ir jūs pučiate airę, pučiate orą, taip, tal vez, galbūt. Taip pat labai dažnai ispanai sako, a lo mejor, galbūt ir kažkas atsitiks. Pavyzdžiui, ar tu ateisi, a lo mejor, galbūt, arba tal vez. Ir žinoma, jeigu jūs nežinote, tai jūs atsakote, no sé, nežinau. O jeigu norėsite atsakyti, nežinau to, tai bus no lo sé. Žinome, jūsų kalboje turi būti žodis toks kaip gracias. Gracias. Ačiū. Irgi švilpaujantis garsas. Gracias. O ką jūs atsakote? Jūs galite atsakyti patį paprasčiausią variantą. De nada. Nėra už ką. De nada. Nėra už ką, bet dar yra ir sinonimų, kaip mes dar galim atsakyti ir tai yra atskiras video, kurį galite pasižiūrėti. Aprašyme jūs surasite nuorodą,
tam, kad pasižiūrėti, nes de nada yra toks bazinis, bet jų yra ir daugiau šitų sinonimų, tam, kad praturtinti jūsų žodyną. O kaip pasakyti prašau? Por favor. Por favor. Prašau. Kai jūs prašote kažko tai, por favor. O kaip pasakyti atsiprašau? Žinoma, tai bus disculpe. Disculpe. Atsiprašau. Ir tai yra pagarbioji forma, kortesija. Čia jau yra usted. Taip, kai jūs pagarbiai sakote, disculpe, jūs taip pagarbiai. Arba perdone. Irgi atsiprašau. Perdone. Irgi pagarbioji forma. Nes jūs galite ir atsiprašyti, disculpe, perdone, bet taip pat su šitais dviem žodžiais jūs galite ir atkreipti žmogaus dėmesį jūsų, pavyzdžiui, gatvėje, taip, jūs nežinote, kur eiti ir norite paklausti žmogaus, kur eiti, ir jūs iš karto, va taip neklausysite, taip, jūs iš karto pasakysite, disculpe, perdone. Arba, jeigu jūs nenorite išlaikyti pagarbiosios formos, jūs galite paprastą tu formą, taip kaip su draugu mes naudojam tą kalbėjimo formą, jūs pasakysite disculpa, perdona. Tiesiog keičiasi galūnė ir iš galūnės jūs parodote, ar jūs pagarbiai tai sakote, ar jūs pasakote tu formoje, tarsi tarp draugų. Kai jūs norite pasakyti gerai, jūs sakysite bien, gerai, bien, gerai, pavyzdžiui, kaip tau sekasi, bien, gerai. Bet dar vienas yra, kuris reiškia gerai ir jis yra daug populiaresnis, taip, negu bien, kai jūs sutinkote su kažko, kad gerai, aš tą darysiu, gerai, aš ten nueisiu, gerai, dar kažką. Taip, kai jūs sutinkote, jūs sakysite vale. Vale. Gerai. Ir vėl matote vale. B garsas. Vale. O jeigu jūs norite sutikti su kažkuo, taip, bet ne iš didelio noro, taip, jūs sutinkate, bet ne iš didelio noro, tai jūs sakysite vale, bien. Nu gerai. Lietuviškai būtų atitikmuo. Nu gerai. Vale, bien. Matote, netgi intonacija keičiasi tam, kad parodyti, ar mes su džiaugsmu sutinkame, ar visgi nelabai. Kokie dar išsireiškimai gali padėti jums išlaikyti pokalbį? Žinoma, tokie išsireiškimai kaip no hay problema, nieko tokio, no hay problema, nieko tokio, no pasa nada, nieko tokio, no pasa nada, arba nesijaudink, no te preocupes. Nesijaudink, taip? No te preocupes. Sekantis reikalingi žodžiai yra todo, viskas, todos, visi, nada, nieko, nadie, niekas, bastante, pakankamai, demasiado, per daug, taip, kažko tai demasiado, per daug, un poco, truputį, un poco. Taip pat svarbu žinoti bazinius skaičius. Ir jie yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skaičiukai iki 10 jau irgi būtina žinoti, nes kasdienėme gyvenime tikrai naudojame. Kai jūs kalbate ir jums ispanas kalba ir taip greitai kalba, kad jūs negirdite, nei kur vienas žodis prasideda, nei kur jisai baigėsi, atrodo visas sakinys kaip vienas žodis, tada jūs galite pasakyti, kad žmogus kalbėtų lėčiau. Más despacio, por favor. Más despacio, por favor. O jeigu jūs išgirdote, bet norite, kad dar jums pakartotų, tai jūs pasakysite repite, por favor, repite, por favor. Pakartok, prašau. Dar, jeigu jūs kažkokio žodžio, pavyzdžiui, nežinote ir jūs norite paklausti, ką reiškia vienas ar kitas žodis, jūs galite pasakyti, ¿qué significa? Ir tada tą žodelį, kurio norite paklausti, ką reiškia? ¿Qué significa? O jeigu jūs
nesuprantate nieko, ką jums sako, jūs galite pasakyti no entiendo, nesuprantu, arba no comprendo, nesuprantu. Na, arba jeigu jūs visai nenorite netgi bandyti kalbėtis ispaniškai, nors čia yra labai didelė klaida, visada reikia bandyti, nors ir su klaidom nesvarbu, visada bandykite kalbėti. Nu, bet jeigu tokia situacija ir jūs visiškai nenorite kalbėti, tai jūs galite tiesiog pasakyti no hablo español, nekalbu ispaniškai, no hablo español. Arba jeigu jūs norite visgi tęsti pokalbį, kalbėti, bet jūs dar tik mokotės, tai jūs galite pasakyti hablo español un poco, truputį kalbu ispaniškai, hablo español un poco. O kai mes tik pradžioje dar norime susipažinti su žmogumi, žinome, mes turime užduoti klausimus, taip, tokius bazinius, kai kurios klausimus, tam, kad susipažinti su žmogumi, tam, kad pradėti kažkokį mūsų pokalbį. Ir mes turime sekančius klausimus. Aš jums kartu į tuos klausimus sakysiu ir atsakymus, nes jūs paklausite, pavyzdžiui, kuo tu vardu, jums pasakys Pablo, taip, tai jūsų irgi juk paklaus, o į tu kuo vardu, ir jums reikės atsakyti, dėl to aš sakysiu klausimą ir sakysiu, kaip jūs galite atsakyti. Taigi, pirmas klausimas yra, ¿cómo estás? Kaip laikaisi? Arba, ¿qué tal? Kaip sekasi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Galite naudoti abu. Ir jūs atsakysite, bien, gerai, mal, blogai, más o menos, maždaug, regular, maždaug, así, maždaug. Matote, vienam maždaug, šiaip sau, jūs turite netgi 3 variantus. Más o menos, regular, así. ¿Cómo te llamas? Kuo tu vardu? ¿Cómo te llamas? Kuo tu vardu? Ir jūs galite pasakyti, yo soy Elisa, aš esu Elisa, arba me llamo Elisa, aš vardu Elisa. Renkatės vieną iš 2 variantų ir vienas ar kitas galimas. Dar vienas labai naudingas yra išsireiškimas, tai kai jūs užduodate klausimą, jūsų pašnekovas jums atsako į jūsų klausimą ir tą patį klausimą jis perkreipia jums vėl jį atgal, bet jis jo nekartoja, o tiesiog pasako į tu. O tu. Pavyzdžiui, aš paklausiu, ¿cómo te llamas? Jis man atsako, soy Pablo, y tu. Esu Pablo, o tu. Ir tada jau jūs atsakote, soy Elisa, me llamo Elisa. ¿De dónde eres? Iš kur esi? ¿De dónde eres? Soy lituana, esu lietuvė. Arba soy de Lituania, esu iš Lietuvos. ¿Cuántos años tienes? Kiek tau metų? ¿Cuántos años tienes? Ir mes atsakome, tengo ir skaičiuką, pavyzdžiui, 40. Tengo 40 años. Tengo 20 años. Tengo 30 años. ¿Dónde vives? Kur gyveni? ¿Dónde vives? Ir jūs atsakote, vivo en, gyvenu, ir po to sakote kur. Vivo en Valencia. Vivo en Vilnius. Vivo en Madrid. Vivo en, gyvenu, ir sakote tą miestą, kur jūs gyvenate. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Koks tavo telefono numeris? Ir jūs galite iš karto atsakyti skaičiukais. Pavyzdžiui, 689-567-893. Aš išgalvojau tą numerį, niekam neskambinkit. Arba jeigu jūs norite pilnai, jūs galite pasakyti mi número es, mano telefono numeris yra, ir jau po to sakote savo telefono numerį, skaičiukus. Kai jūs kalbate apie tai, kas jums patinka, jūs sakysite me gusta, man patinka, me gusta. Pavyzdžiui, me gusta Barcelona, man patinka Barcelona. Me gusta la playa,
man patinka pliažas. Su šituo veiksmažodžiu, žinoma, mes, kai mokomės per mūsų pamokas, mes turim netgi ne atskirą vieną, bet atskiras pamokas, jų keletą, tam, kad atidirbti šitą veiksmažodį, nes jis yra su niuansais. Aš jį vadinu magišku, nes jisai skiriasi nuo kitų veiksmažodžių, bet čia aš apie tai nekalbėsiu, mes mokomės tai per pamokas. Bet jeigu taip trumpai paprastai, kai jums kažkas patinka, jūs sakote me gusta la playa, me gusta Valencia. Man patinka pliažas, man patinka Valencija. Kai jūs norite paklausti, kurią valandą kažkas vyks, jūs klausite a qué hora es? Taip, kurią valandą tai bus. A qué hora es? Ir žinoma, jums gali atsakyti valandą, kelintą. Ir jūs naudosite a las 5, a las 12, a las 7. Jūs tiesiog atsakote valandas. Taip, a qué hora es, kelintą valandą tai yra, vyks. Ir jums atsakys a las 5, a las 6, a las 9. Taip pat galima paklausti ir kada. Cuando, kada, cuando. Ir jums gali atsakyti ahora, dabar, ahora, hoy, šiandien, mañana, rytoj, pasado mañana, poryt. Jeigu jūs norite paklausti apie vietą, jūs paklausite donde, kur. Donde? O jeigu kur yra, donde está? Kur yra? Donde está? Ir jums gali atsakyti aquí, čia, ahí, ten, lejos, toli, cerca, arti. Pavyzdžiui, donde está la playa? Está cerca? Taip, jūs galite ir taip paklausti, kur yra pliažas? Ar jis arti? Na ir kai jūs esate, pavyzdžiui, turgoje, jūs norite paklausti, kiek kainuoja ir jūs sakysite, cuánto cuesta, kiek kainuoja, cuánto cuesta. Ir kai jūs atsiskaitinėsite, jūs galite pasakyti, pago con tarjeta, moku kortele arba pago en efectivo, mokėsiu grynaisiais pinigais. Vadinasi, vieną iš dviejų variantų pasirinkite. Pago con tarjeta, pago en efectivo. Taip pat svarbus žodis, kurį jums reikėtų žinoti, tai yra el cambio, grąža, el cambio. O jeigu jūs esate restorane ir norite paprašyti sąskaitos, jūs sakysite la cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Prašau atnešti sąskaitą. Ir paskutinį žodį šiandien, kurį aš jums pasakysiu, tai yra propina arba pinigai. Ir šiandienai buvo visi išsireiškimai ir visi žodžiai būtiniausi, kuriuos jums būtina žinoti, kai jūs važiuojate į Ispaniją ir jeigu dar nemokotės ispanų kalbos. O jeigu norite išmokti, užeikite į mano mokyklos puslapį ir pasirinkite jums tinkamiausią mokymosi variantą. Ačiū, kad buvote su manimi, kad žiūrėjote šitą pamoką. Neužmirškite palaikyti kanalą ir tuo tarpu mano augimą YouTube su jūsų prenumerata. Neužmirškite apie laiką ir rašykite komentaruose. Ir į kai kurios klausimus, kuriuos jūs šiandien girdėjote, galite pasitreniruoti ir rašyti apačioje komentaruose. Ačiū dar kartą y nos vemos muy pronto. Chao!